Labas, pagaliau prisirašiau įrašyti keletą mini pamokėlių video formatu, nes pamokose kiekvienam naujam balto kubo nariui pasakoju lygiai tą patį ir galvoju, o kodėl man to neįrašius. Taigi, pats pirmas dalykas, nuo ko prasideda tapyba, yra dažai užspausti ant paletės. Ir tapyboje mes spalvas skirstome, kaip ir gyvenime, šiltas ir šaltas, ar ne? Bet tapyboje nėra taip labai jau ir paprasta, iš tikrųjų, nes mes žinom, kad mėlynas yra šaltos, raudonas, pavyzdžiui, yra šiltas. Tačiau tapyboje mes mėlynų galime turėti ir šiltų, ir šaltų, raudonų ir šiltų, ir šaltų, geltonų lygiai taip pat, gali būti šilta geltona ir žalios gali būti ir labai šaltos, ir labai šiltos. Tai yra tokia spalvinė savybė, kuri yra bene svarbiausia visoje tapyboje, tai toksai pagrindų pagrindas iš tikrųjų, nes tapant dar jos geba keistis. Šalta spalva atsiradus santykiui šalia kažkokios kitos staiga sušiltėja ir atvirkščiai. Ir šita savybė yra absoliutus tapybinis stebuklas ir mes mokomės jo puikiai manipuliuoti ir žaisti, nes tik per šiltą ir šaltą spalvų santykį ir toninius skirtumus jūs gebėsite padaryti erdvę ir formą. Tai šešėlis yra šaltas, ar ne, ir šviesa yra šilta, jeigu esame lauke ir jeigu esame viduje degant elektrai. Šiuo atveju šviesa dirbtinė nėra kambaryje įjungta, tai šviesa ateinanti iš už lango, jinai bus šaltesnė, o šešėlis šiltesnis. Jokiais būdais šešėlis nėra juodesnis ir jokiais būdais tapyboje šviesa nėra baltesnė. Tai būtinai šitą savybę šiltos ir šaltos spalvos reikia integruoti į tapybą. Ir gerai, pradėkim spausti dažus. Aš mėgstu spalvas susidėti pagal sistemą. Mėlynos, žalios, raudonos ir taip toliau. Ir galim spausti ir pradedam visą laiką paletėj taip. Turėtų būti šaltos spalvos priešais šiltas spalvas. Tai va, prūsų mėlyna išsispaudžiau, karališkos mėlynos, matau, čia yra seni likučiai. Iš tikrųjų, jeigu atrodo, kad dažas yra išdžiūvęs, tai žinokit, jisai ne, nes jisai, aišku, jeigu metus laikysit, jis tikrai išdžius, bet jis pasidengia tokia plėvelė ir ją pradžius, štai, puikiai spalva pasijama. Čia nuostabi aliejinių dažų savybė. Ir taip mes išsispaudžiame šaltas, raudonas irgi, bet aš jau čia tikrai nežaidžiu, nespaudžiu spalvos, pavyzdžiui, raudonos nuo šaltos į šaltos, kaip matote, yra šalta, šiltesnė, šaltesnė, geltonos ir čia jau irgi miksuoja. Man svarbu, kad sistema geltonų, žalių, raudonų, mėlynų būtų tvarkingai sudėta, kad nebūtų čia raudona, čia geltona, mėlyna. Ar ne? Tokia spalvinė higiena yra labai svarbi kokybiškai tapybai. Ir kai mes turime išsidėlioję visas spalvas, tai aišku reikia ir baltos, ir tapyboje balta spalva neįeina nei vieną spalvų sistemą, dėl to mes šitoje sistemoje jos ir nespaudžiam. Baltą spalvą išsispaudžiam kažkaip tais visai kitoj vietelėj. O kodėl jinai nėra sistemos dalis? Todėl, kad kiekviena iš šitų spalvų gali būti redukuota iki baltos spalvos, taip pat ir iki juodos. Ir paėmę kokį simpatišką teptuką ir įsipylę šiek tiek skiediklio, ar ne, aš jau čia turiu įpiltą, mes galime maišytis spalvas. Ir kitoj video pamokėlėje aš jums papasakosiu, kodėl būtent šita mėlynų šaltų spalvų ir šiltų spalvų priešprieša
yra reikalinga spalvų maišymui,